Kai 35 metų pradėjo braškėti viskas, sąnariai, neišlipau iš lovos, rūgštingumas, atrodė, kad tai tik nuo kavos. Ir kada gydytojas galėjo pasiūlyti tik tai tabletę, piliulę, adatą ir tik tai cheminį sprendimą, aš pagalvojau, bet ašgi užgyvenau tas ligas, tai jeigu aš jas užgyvenau, tai galbūt galiu kažkaip tai ir išsivaduoti šių kitais būdais, kitomis priemonėmis. Ir pradėjau domėtis, nes pagalvojau, kad vis dėlto dar 100 metų norėčiau sušokti su savo mylimu vyru tango. Ir pasitarėm, kad vis dėlto abu sieksime šito. Pradėjom sveikai gyventi, domėtis sveiką gyvenseną, išmėginom visus mitybos būdus ir supratome, kad saikas yra geriausias būdas būti sveikiems. Žinojom, kad reikia vandenį gerti, bet kažkaip lyg ir neprisivertėm. Iš pradžių, sakau, labai skeptiškai žiūrėjau. Ir labai tada nudžiugau, kada pradėjus cukraus mažinti kiekį ir iš vis beveik atsisakyti bulvių patiekalų, man pavyko atsisakyti, miltinių patiekalų riboti. Visada džiugu matyti, kai nauji sveiki mitybos įpročiai keičia žmonių gyvenimus. Todėl ir nusprendžiau dalintis sukaupta patirtimi. Įkūriau subalansuotos maisto ruošos akademiją. Joje vedu skanius seminarus norintiems gyventi pilnavertį gyvenimą. Didžiausią įtaką mūsų savijautai ir laimei turi mūsų gyvenimo būdas ir elgsena. Seminaruose mes rodome, kaip iš paprastų produktų, kuriuos galime įsigyti parduotuvėje, padaryti stulbinamai skanius, gražius ir svarbiausia sveikus patiekalus. Taip pat, kol aš gaminu, vyras pasakoja, kas vyksta mūsų organizme su tuo maistu. Anksčiau labai mėgau saldumynus, mėgau labai bulkutes. Tiesiog kavos be kažkokių saldumynų, be bulkučių net neįsivaizduodavau. Ir buvau labai graži, nes svėriau plius 15 kg. Išmokau gaminti kitaip, nes seminare mokė ne tik tai teorijas, bet įgyjam daug ir praktinių žinių. Galvoju, kuo jūs nustebinti. Šiandien jūs mėginsite cukinijų pyragą. Mėsą valgydavom su bulvėm. Dabar mėsą valgom tik tai su daržovėm. Kiekiai pasikeitė. Cukraus nebededu niekur, nei į kavą, nei į arbatą. Anksčiau neįsivaizdavau kavos, bet cukraus man buvo neįmanoma, dabar jau cukrus neegzistuoja tenais. Šitoj veikloj džiugina žmonių emocijos. Kaip jie patys atranda tas, kas yra paprasta. Kaip jie patys džiaugiasi savo pokyčiais. Pamažu aš lengva pasidariau savo. Aš nežinau, kaip ne tai, kad svoriu, bet savijauta visiškai pasikeitė. Pradėjo kristi svoris, savijauta pagerėjo, nuotaika. Akademijos misija, galbūt pasakyčiau, ištransliuoti žinutę, norintiems ją išgirsti. Nes vis dėlto žmogaus organai yra skirti tarnauti ne 70 ir ne 80 metų. Ir jeigu mums gera šitoj žemėje gyventi ir mes norime joje pagyventi, mes turime galvoti, koks yra šaukšto turinys. Kodėl senovėje vergus rinkdavosi pagal dantis? Kodėl apie būsimą įpėdinį spręsdavo iš jo dantų būklės? Žmonės intuityviai žinojo, kad nuo burnos sveikatos priklauso kitų organų sveikata. Gražūs ir balti dantis tai ne tik tai puikiai šypsena, tai sveikatos rodiklis. Burnos ligos yra tiesiogiai susijusios su daugeliu viso organizmo ligų ir ypatingai su širdies, inkstų ir sąnarių ligomis. Ar daug angliavandenių turintis maistas išties kenkia dantims? Taip, išties, kadangi burnoje gyvena kariesogeniniai mikroorganizmai, kurie yra prisitvirtinę prie dantų paviršiaus. Ir suvalgius angliavandenių, šie mikroorganizmai skaido angliavandenius į rūgštis ir tos rūgštys demineralizuoja emalį. Emalis pasidaro mažiau mineralizuotas ir todėl kiti mikroorganizmai jau jį ardo, taip susiformuoja kariozinė ertmė. Monosacharidai, tokie kaip
gliukozė, va tas cukrus, grina gliukozė, fruktozė, sacharozė, disacharidas, jie ypatingai kenksmingi dantims, nes prilimpa prie danties, kur gyvena šitie kariosogeniniai mikroorganizmai ir juos skaido. Cukrus. Baltasis narkotikas. Priklausomybė. Per metus mes jau suvalgom 36 kg. Jo yra visur, pradedant kūdikių maisteliu, baigiant elementarių kečupų. Šiandien mes gaminsime saldainius be cukraus. Už 11 eurų galite suvinioti 40 saldainių. Manau, atsisakyti visiškai saldumynų yra misija neįmanoma, nereali ir galbūt nereikia to daryti. Tačiau kaip odontologai mes rekomenduojame daryti saldumynų dienas, tarkime, sekmadienį. Vieną dieną į savaitę leisti ir vaikams, ir suaugusiems pasmaližiauti. Pavalgyti saldumynų sočiai ir toliau kitas dienas atsisakyti. Nes ne tiek svarbu suvalgytų saldumynų kiekis, kiek mitybos režimas, tai yra dažnis, tai yra tų saldumynų kontaktas su dantimis. O ar yra dantims naudingų produktų? Taip, yra produktai sveiki dantims tokie kaip mėsa, žuvis, pieno produktai, riešutai, rupi duona. Ir yra netgi keli produktai antikariosogeniniai, tai prasme stabdantis karieso išsivystymą. Tai yra kakava, grynas juodas šokoladas. Ar nėščios moters mityba turi įtakos vaikelio dantims? Yra įrodyta. Jeigu mama nėštumo metu turi ėduonies pažeistų dantų, tai greičiausiai ir jos vaikelis turės ankstyvą pieninių dantų ėduonį. Kiekviena maloniau gauti rankų darbo saldainius. Įdomu, ką pasakys gydytoja? Angliavandenių yra sumažinta iki minimumo kaip po desertui, todėl manau, kad jeigu 2 kartus reguliariai valyti dantis, tai pasmaližiauti šiais naminiais desertais tikrai galima. Šiandien mūsų svečiuose maisto technologė Onutė ir mes gaminsime Daigintų grikių desertą su sezoniniais vaisiais ir uogomis. Tai pirmiausia dedu daigintus grikius, kadangi jie yra neutralaus skonio. Mes juos šiek tiek paslėpsim, mes jų nemalsim, nes reikia, kad valgant patiekalą vyktų kramtymas, ypatingai kai patiekale daug angliavandenių, kramtant burnoje prasideda virškinimas. Jūs pati atsisakėte cukraus. Kodėl ir kokių rezultatų pasiekėte? Sveikata labai pagerėjo. Nebesirgau tom ligom, kuriuom sirgau, tarkim, chroniškas lėtinis bronchitas, kai turėdavau bent mažiausiai 3 kartus per metus gerti antibiotikus ir mažiausiai slogai prasidėjus, tai būdavo pasiekmes liūdnos. Užmiršau netgi, kas tai yra sloga. Pagerėjo sveikata, netgi sakyčiau, praskaidrėjo sąmonė. O svoris? Svoris taip pat. Praradau 18 kg, tai buvo malonus šalutinis poveikis. Tai desertai neišnyko iš gyvenimo? Desertai neišnyko, bet jie tapo kitokie. Desertam naudoju įvairius vaisius, stengiuosi sezoninius vaisius, vietinius geriausia. Naudoju vaisius, kurių žemas glikeminis indeksas yra. Jūsų nuomonė, kuo skiriasi rudas ir baltas cukrus? Daugelis renkasi rudą, nes tai sveikiau. Aš manau, kad tai yra panaši blogybė. Tiek baltas, tiek rudas cukrus. Galbūt rudas cukrus šiek tiek mažiau išvalytas, galbūt ten yra likę pėdsakai kažkokių ir naudingų medžiagų, bet aš manau, kad nei to produkto nereikėtų vartoti. Tai kokie desertai, kepiniai liko jūsų gyvenime? Stengiuosi, kad jie būtų veganiniai, be gyvulinės kilmės produktų, o gardinami uogomis, vaisiais, netgi daržovėmis, tarkim, morkos, burokėliai, jie ir natūraliai turi saldumo. Naudojam prieskonius įvairius, cinamonas. Vaišinu jūs šituo desertu ir be sąžinės graužaties sakau į sveikatą. Ačiū. Rudas cukrus, baltas cukrus, saldus gyvenimas, bet pasekmės karčios.